get double income. Bet jeigu turi pats kliniką savo privačią, tai galbūt tavo atlyginimas bus ir perpus didesnis. So you can say it's a good job in United States. Taigi, kaip matote, tai yra gana gera profesija Jungtinėse Amerikos valstijose. So I want to mention what it's like in China. Taigi norėčiau pristatyti, kokia yra situacija Kinijoje. So in China we got 28 TCM colleges. Taigi, Kinijoje mes turime 28 tradicinės kinų medicinos universitetus. So 5-year bachelor program, and we only have TCM doctor, but we don't have the name of acupuncturist. Taigi, mūsų bakalauro programa trunka 5 metus. Mes vadiname tą specialistą tradicinės kinų medicinos gydytojų, bet ne akupunktūristų, tiesiog tik tai akupunktūros specialistų. But the degree is accepted by many other countries. Like if you got a bachelor degree in China, you can take the examination, license examination in US or many other countries. Taigi, tas bakalauro diplomas pripažįstamas ne tik Kinijoje, bet taip pat, tarkim, ir Amerikoje. Jungtinėse Amerikos valstijose galima išsilaikyti licenciją, turint tokį bakalauro diplomą ir dirbti. And we combined Chinese medicine, herbal medicine, and Western medicine together. Taigi, mūsų bakalauro programoje iš tikrųjų yra derinama tradicinė kinų medicina su šiuolaikinė vakarietiška medicina. So this is my university. Taigi, jūs matote mano universitetą. Because in China, we got very big university of Chinese medicine. Kinijoje mes turime labai didelius tradicinės kinų medicinos universitetus. That's because of the unique system of medical education of China. Tai dėl to, kad medicinos išsilavinimo sistema yra gana unikali. Because in China, after high school, you can apply to medical school and study 5 years to get a bachelor degree. And then you will take 1 year or 2 year internship, and then you can take the license examination. Taigi, Kinijoje tu gali baigęs vidurinę mokyklą, įstoti į universitetą, pasimokyti 5 metus, tada 1 ar 2 metus atlikti praktiką ir tada jau užsiiminėti. But in the United States, it's quite different. You have to get a bachelor degree or you take the pre-medical courses before you enter the medical program. O Amerikoje šiek tiek kitaip, pirmiausia reikia tam tikrą kursą, parengimą kursą išeiti ir tik tada galima stoti į medicinos programą. So in the United States, they only have the master program of acupuncture. Taigi, Jungtinėse Amerikos valstijose yra tik magistro akupunktūros programa. Okay, so this is my university. We have bachelor program, master program, doctor program. Yeah. Taigi, mūsų Liaoning universitetas, Liaoning tradicinės kinų medicinos universitetas, turi ir bakalauro, magistro ir daktaro programas. So these are 4 hospitals of my university. Tai yra 4 tradicinės kinų medicinos universitetui, mano universitetui priklausančios ligoninės. And all of these are teaching hospital. Taip pat yra ir mokomojo pobūdžio ligoninės. So you can see in these hospitals, we use a lot of Western medicine. Do you know why? Šiose ligoninėse mes labai daug naudojame ir tradicinės, šiuolaikinės vakarų medicinos principų. Because the Western medicine is a money maker. Todėl, kad vakarų medicina užsima pinigų darimu. Comparatively, Chinese medicine, no matter herbal medicine or acupuncture, the price is much lower than Western medicine. Taigi, tradicinės kinų medicinos sąnaudos, tarkim, vaistai ar pats gydymas yra kur kas pigesnis negu kad vakarų medicinos. So it's a good thing for patients, but not a good thing for hospital. Taigi, ligonėms tai labai gerai, tas pigus gydymas yra puikus, bet ligoniniai labai nepelningas. So this is the rehab center. Tai yra rehabilitacijos centras.
mūsų So universiteto. right now in China, we got more and more rehab center like this. This is the medical rehab center, and also besides this kind of rehab center, in Pali there's many. We call it health really or something, but they all do the same thing, to do the rehab or to do the health control services. Taigi jūs matote didžiausią Kinijoje medicininės reabilitacijos centrą, priklausantį mūsų universitetui. Kinijoje tokių reabilitacijos centrų vis daugėja. Vieni priklauso ligoninėms, o kiti tai yra tiesiog privatus, atskirti nuo universitetų ar ligoninių. Ir juose vyksta reabilitacijos po ligų kažkokių, bet taip pat ir tiesiog tie centrai veikia kaip tarkim kažkas panašus į sanatorijos, ar ne, kur tiesiog yra sveikatinama. So in the field of rehab and also the health control, Chinese medicine is playing a more important role compared with Western medicine. Taigi, reabilitacijos srityje, tradicinė kinų medicina ir tradicinės kinų medicinos gydymo būdai užima kur kas svarbesnę vietą, atlieka didesnį vaidmenį negu kad vakarų medicinos gydymo būdai. So this is the truth for acupuncture. Taigi, jūs matote čia akupunktūros įrankius. I want to show you some needle. Tai adatas, kurias esu atsivežęs, galite pasižiūrėti. This is the modern needle. Tai yra šiuolaikinė adata. So, if you ever took acupuncture here, you will see the difference. Jeigu jūs darėte akupunktūrą, turėjote akupunktūros seansą čia, Lietuvoje, jūs turėtumėte pamatyti skirtumą. So that's it we use in China. It's a little bit different from the needles here. Adatos naudojamos Kinijoje šiek tiek skiriasi nuo naudojamų vakarų pasaulyje. So this is the Mark Sebastian. Taigi, pažiūrėkite čia į ekraną, čia būtų gydymas pelynų. So some people believe that Mark Sebastian is even better than acupuncture. Taigi, gydymas pelynų arba moksa, manoma, kai kurių specialistų nuomonė yra netgi efektyvesnis už akupunktūrą. Especially some people say Mark Sebastian got a very good function of tonifying. Ypatingai dėl to, kad gydymas moksa labai puikiai tonizuoja organizmą. So Mark Sebastian, there's many styles of Mark Sebastian. Sometimes we use Marks, yeah. Sometimes we use other way. They also use electric, or some people use some herbal medicine to play the stimulating function. Taigi, dažniausiai yra naudojamas pelynas arba moksa, ar ne šitam gydymo būdui, bet taip pat kartais naudojama ir elektra arba kitokios žolės, vaistažolės. So every summer and winter, our hospital provides a service that is apply a herbal medicine on the skin to stimulate a certain acupoint to deal with the asthma. If you go there at that time, you will see many people. Almost, it's crowded like a supermarket, too many people. Because it's really popular in China. Taigi, žiemos pavasario metu labai mūsų ligoninėje daugėja pacientų sergančių astmą. Jiems mes specialiai taikome tokį gydymą, palengvinantį astmos simptomus. Tiesiog naudojamos tam tikros vaistažolės ir kaitinama tomis vaistažolėmis. So this is scratching. O čia yra toks gramdymo būdas, guaša vadinasi. Yeah, and cupping. Ir matote gydymą taurėmis. So is it popular here? Ar tai yra populiaru čia?
before that, especially cupping was popular, but we don't have the scratching. Nu, ar kas nors yra girdėję, kad liaudyje gydo pas mus so still some people know that this is also, Okay, theory. Actually, acupuncture also have the basic theory of Chinese medicine. That means you have to use the theory of Chinese medicine for the explanation of treatment, also diagnosis. Taigi, teorija, kokia akupunktūros teorija? Iš esmės yra naudojama ta pati tradicinės kinų medicinos teorija. Reikia žinoti tradicinės kinų medicinos principus tam, kad galėtum užsiminėti tradicinę akupunktūros gydymą. But the difference is actually you don't have to be good at the theory. You can still use the skills of acupuncture. Bet vėlgi nebūtina labai puikiai išmanyti teoriją. Ta prasme, kad kur kas svarbesni yra įgūdžiai, akupunktūriniai įgūdžiai. So some people say you can learn and use acupuncture in a very short time, no problem. Na, kai kurie žmonės tiki, jog akupunktūros galima išmokti labai greitai. And I believe if you want, maybe you can try acupuncture only after 1 or 2 days training. It's possible. Netgi galbūt įmanoma būtų akupunktūrą užsiminėti po 1 ar 2 dienų kurso, mokymosi kurso. In China, many people use it at home to help themselves or their family members. It's common, but you cannot treat other people's disease because it's illegal. Taigi, Kinijoje dažnai žmonės naudoja akupunktūrą namuose, tam, kad padėtų savo arba artimiesiems. Vėlgi, jokiais būdais negalima gydyti kitų, ta prasme, užsiminėti praktiką, nebaigus studijų, nes tai būtų nelegalu. Yeah, so I just want to notice that it's very easy. Everybody here can try that. And it's not so dangerous as you imagine. Iš tikrųjų, tai gana paprasta ir ne taip jau pavojinga, kaip galime įsivaizduoti. But for herbal medicine, it's different. You have to study the theory very well before you do the diagnosis or treatment. Bet jeigu kalbėtumėm apie gydymą vaistais, tai čia jau būtų kur kas rimčiau. Būtina puikiai išmanyti teoriją tam, kad galėtum paskirti kažkokią tai formulę, vaistažolių formulę. So, for the philosophy or theory of Chinese medicine, it's some ideas or some concept is involved, like yin-yang, 5 elements or 5 physics. Kokia yra filosofija idėjos, ne? Naudojamos akupunktūrai, tokios pačios kaip yin-yang arba 5 judėjimų, 5 elementų teorija. So, if you come to this Confucius institution, you must know a lot about yin-yang and 5 elements. Taigi, jeigu jūs esate jau čia, Konfucijaus institute, tai tikrai turėtumėte puikiai išmanyti yin-yang teoriją ir 5 elementų, 5 judėjimų teoriją. No matter yin-yang or 5 elements, Chinese ancient people want to use the theory, use this system to describe the basic law or basic principle of the universe, of the world.